Va čia yra pradinis puslapis. Tai ugdymo plėtotės centro kuriamas elektroninis lietuvių kalbos kursas 5-6 klasių mokiniams. Jo mokiniai galės naudotis ne tik pamokų metu, bet ir namie, atlikti praktinius darbus, spręsti uždavinius, atsakyti į testų klausimus. Ankstesnis šio centro specialistų darbas, gamtos mokslų kursas 5-6 klasių mokiniams, sulaukė pasaulinio lygio pripažinimo. Šiuo metu rengiami ir gamtos mokslų elektroniniai mokymosi objektai 7-8 klasių mokiniams. Tai turėtų būti patrauklu, nes dabar mokinys kitaip mokosi. Jeigu man pradėjus dirbti, vaikai mokėjo išrinkti ir surinkti radio imtuvą ir padaryti iš nieko kažką, tai dabar jiems tai nėra įdomu. Ir dabar kompiuteris valdo, turbūt vaikų kalba kalbant. O tai reiškia, kad kompiuterinės technologijos turi ateiti ir į pamoką, ir pakeisti tą pamoką, ir patraukti vaiką. Šis bei daugybė kitų modernių ir novatoriškų projektų pristatyti Vilniuje surengtoje ES finansuojamų projektų produktų mugėje. Baigiantis pirmajam etapui, projektų komandos pristatė idėjas, kurios vėliau, baigus kurti ir išbandžius, galės būti taikomos visos Lietuvos mokyklose. Šito seminaro pristatymo metu švietimo centrams pasiūlomas visas spektras mokyklų parengtų projektų, produktų. Tai per švietimo skyrius, per švietimo centrus mūsų idėjos nueina iki mokyklos, iki kiekvieno mokytojo. Tikslas, kad mokytojas žinotų, naudotųsi, pats išbandytų ir aišku kurtų. Nes kai kurias priemonės jis pats gali prisitaikyti, pasinaudodamas virtualia mokymosi aplinka. Nes tie pavyzdžiai, jie yra kaip geroji praktika. Daugiau nei 20 projektų per 2 dienas trukusį renginį pateikė 8 institucijos. Ugdymo plėtotės centras, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo aprūpinimo centras, Informacinių technologijų centras, Švietimo mainų paramos fondas, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, Nacionalinis egzaminų centras.